Gerbiami kolegos, iš tikrųjų, kalbant apie šį įstatymo projektą, mes matome, kad jūs neįsiklausote į net ir savo koalicijos partnerių siūlymus apie tai, kad vis tik tai studentams, aukšto meistriškumo sportininkams turėtų būti ne tik tai numatytos aiškios išimtis, bet ir aiškus kriterijai, kurie nepaliktų pilkųjų zonų šiame įstatyme, bet kažkodėl tos pilkosios zonos ir galimybės korupcijai yra paliekamos. Lietuva yra maža valstybė ir jeigu mes norime, kad jos karinės pajėgos būtų gyvybingos, stiprios ir pajėgios, akivaizdu, kad būtina orientuotis į profesionalią, stiprią kariuomenę su motyvuotais kariais, gaunančiais gerą atlyginimą. Bet dabar Lietuva tiesiog didindama finansavimą gynybai nuolat nesilaiko NATO rekomendacijų, koks procentas turi būti skirtas kariams ir karininkams, jų atlyginimams. Tai didinkim jų atlyginimą, didinkim motivaciją ir tada jauni motyvuoti žmonės jungsis prie krašto apsaugos sistemos ir prie mūsų kariuomenės. O dabar mes bandom tai padaryti privalomą visuotinį šaukimą, kuriam finansiškai Lietuva kaip valstybė yra nepasiruošusi. Ir akivaizdu, kad kai mes nekalbame apie tai, kad tie žmonės, kurie jau dabar dirba krašto apsaugos sistemoje, kad jie turėtų būti geriau aprūpinti, geriau integruoti, jais labiau rūpinamasi, tai yra labai klaidinga nuomonė, labai klaidinga kryptis, kuria juda mūsų krašto apsaugos sistema. Ir aš manau, kad to leisti tikrai būtų klaidingas sprendimas ir tikiuosi, kad išgirsite šitos argumentus, nes šiandien dienai aš matau, kad yra daromas dirbtinas įstatymo pakeitimas, kuris sukels žalą tiek krašto apsaugai, tiek gynybai ir daugiau motyvuotų žmonių ginti Lietuvą to išdavoje neatsiras, o jaunimas bus išvytas į užsienį. Dėkui.